Labas rytas iš Kipro, bičiuliai. Pradedu nuo savo namų. Va, kokią gražią tvorą man padarė anglų šeimyna. Ir parodysiu, kaip atrodo nuėjimas iki jūros. Čia mūsų gatvelė. Šiaip pats centras. Čia vadinasi dabar ankstyvas rytas. Čia vadinasi Kato Pafos. Žemutinis Pafosas. O čia labai populiarus anglų mėgstamas pubas. Štai va šitas Alexander's pub. Už posūkio visą laiką žiūri futbolą. O čia va. Ir visai netoli. Čia galim pamatysit, kiek man užtrunka nueiti iki jūros. Dabar 7 ryto, šeštadienis, miestelis. Tik bunda. Žmonės mėgsta. Štai čia kitas. Vadinasi Meeting Point, berods Meeting Pub. Aha. Žmonės mėgsta dėl artumo. Čia parkelis. Labai fainas. O, keletą irgi viešbučių, kavinių. Aš tokį medį irgi turėjau, bet plonas buvo toks kažkaip jisai žydi taip gražiai, bet gan retas. Dar vienas Friends Pub vadinasi. Čia skanus ir labai nebrangus pusryčiai. Čia žmogelis varko iš po vakarą. Penktadienio vakaras, žmonės buvo linksmintis, nuo ryto tvarko. Čia labai žymi bažnyčia, netoli mano namų. Tai aš ją einu ir per Velykas, ir per Kalėdas. Vadinasi Toskepasti. Išvertus, kiek pamenu, reiškės, o čia Barų gatvė. Ten tolyn eina, bet tvarkingai numatytų laiku išjungia muziką. Ir va, pro kraštelį galit matyti jūrą. Tai šią vietą labai mėgsta turistai. Čia tradicinė taverna Demokritos. Sako, kad viena seniausių apskritai visame Pafose. Štai va, Toskepasti matosi. Ir įvairių barų, tavernų. Čia senesni viešbučiai. Man iki jūros nueit. Taip, pasižiūrėsiu. 4 minutės filmuoju, kalbu. Tiesiog, tas labai gražus medis. Tiesiog 5 minutės. Patys kipriečiai mėgsta ir miestelius aplink Pafosą. Turistai, jeigu nuoma, tai Kato Pafosas arba Universal arba Tomb of Kings. Šie rajonai patys populiariausi, nes patogu atvažiuoti iš Čia Penguin baras savininką pažįstu.
COVID metu susidraugavom. Nieko nebuvo, vaišindavo sausainiais, kava, kad tik tai ateitų kažkas tai valgytų. Pasieidavau. Po šiai dienai liko draugystė. Susitinkam šeštadienis. Izraelietiškas, žydiškas restoranas atidarytas. Ir visiškai šalia jūra. Parodysiu, kur einu maudytis. Gražiai sutvarkė kelią. Čia vyko statybos, keitė komunikacijas. Ir žmonės sportuoja. Šitą turiu parodyti užrašą. I love Pafos. Naujas šiais metais tik padarytas. Čia, kai Pafose pradėjau gyventi, čia buvo važiuojama dalis. Tai kaip mūsų mano gimtą Kauną primena, kai senamiesčiu važinėdavom aplink, kad būdavo vienas iš geriausių užsiėmimų savaitgalį atvažiuoti, pasižiūrėti žmonės, save parodyti. Ir čia pafusiečiai labai mėgdavo. Dabar padarė tik pėsčiųjų. Čia mano pati mylimiausia kavinė, Banija. Atsidaro 6 ryto, labai fainai. Ir nuo 6 ryto galima išsimaudyti, ateiti gerti kavos. O čia tuoj ir maudynių vieta. Maudysi žmonės, aš maudysiu visą žiemą. 7 minutės, dar porą filmavau, tai tiesiog 5. Maudosi. Yra dušai, švaru, tvarkinga. Einu ir aš. Kalimera.